Pakalbėkime apie karosų elgsenos ypatumus ir jų gaudymą. Ši žuvis mėgsta šiltą vandenį, gaudo be ypatingų problemų, o naudoti galima beveik viską. Masalų įvairovė pašaruose taip pat nepretenzinga, o norėdami suvilioti šią žuvį, galite papildomai naudoti aromatinius priedus su specifiniu kvapu. Tinka parafinas, taip pat valerijonka arba korvalolis. Visi žvejai žino, kad karosus vilioja kvapai. Tačiau reikėtų suprasti, kad karosai kvapais viliojami ne visus metus. Rudens laikotarpiu karosas smarkiai pakeičia savo įpročius. Jei žvejyba vyksta rugsėjo ir spalio mėnesiais, nerekomenduojama vilioti karosus kvapiaisiais priedais, nes jie tik atbaido žuvis. Kiek laiko karosai kimba rudenį? Daugelis žvejų sutinka, kad kibimo trukmė priklauso nuo dugno reljefo, temperatūra taip pat turi įtakos, tačiau svarbiau yra dugno tipas. Visus metus kibimas labai tikėtinas prie tvirto dugno, net jei planuojate žiemos poledinę žūklę, dumblėtas dugnas provokuoja žuvis ten užsikasti ir neišlįsti iki pat balandžio pabaigos. Remiantis statistiniais duomenimis, karosai pradeda mažiau kibti nuo vasaros pabaigos. Iki spalio pradžios kartais nebūna ilgesnio aktyvumo. Tačiau tokiu būdu žuvys apsirūpina maistu žiemai. Vėliau karosai beveik nekimba. Kaip teisingai rasti karosą rudenį, žuvys šiuo metu maitinasi seklumoje, kur vanduo gerai įšilęs. Šiuo laikotarpiu yra tik porą valandų per dieną, kažkas gaudo ir gilyje, bet ten reikia labai pasistengti sugauti karosą. Rudenį rekomenduojama pabandyti žvalgomąją žvejybą plokščiažvyniuose. Pirmiausia, reikia palikti masalą įvairiose vietose ir ten, kur žuvis užkibs, galima užkabinti. Verta pažymėti, kad rudenį gaudyti karosus nėra lengva užduotis, reikalaujanti vikrumo įgūdžių ir kantrybės.